Vakarėje keliauju į vietą, kur tykosi bebrų. Tai dabar reikia nueiti. Vieta buvo apžiūrėta prieš tai, nueiti įsikurti ir bandysim patykoti. Bebrų darbo rezultatai 1. 2. Ir pakankamai toli nuo kanalo, apie 20-30 metrų. Čia faktas, kad yra bebrų ir nemaža šeimyna, nes medžiotojai buvo išardę šitą užtvanką visiškai. Ir dabar bebrai viską atgal sunešė. Ir vėl jie atstatė, pakėlė vandens lygį, nes buvo viena užtvanka ir buvo antroji. Tai antra kol kas neliesta, netvarkoma, bet pirmąją dalį jie atstatė, vėl pakėlė vandenį. Turėčiau apsižiūrėti vietą, kuo didesnį, kad vandens plotą matyčiau, nes ten yra bebrų namas. Keblumų kelia šitą eglę nuvertusi vandenį, nes galėtų įsitaisyti toj kranto pusėje, bet aš per metį nieko nematysiu. O ką, bandysim perėti kitą pusę, žiūrėsim. Čia biški kaip ir nelabai patogiai, bet yra kaimyna. Kadangi naudojant lazdą, tai šūvis visą laiką taiklesnis, bet tai nereiškia, kad būtinai jinai bus panaudota. Abu šūvis yra artimo atstumo, bet aš geriau pasistatau lazdą, jeigu reiktų atlikti tolimesnį šūvį. Nes šiuo atveju mano šūvis bus daug tikslesnis, negu šaučiau nuo rankos. Tai jinai man čia nemaišys, aš ją galiu pasiruošti ir turėti patogų matymą į kanalą. Priartinimą reikia minimalų padaryti. 3 kartus. Žiūrėsim, bus kaip bus. Kalibrų įvairovė ne viena medžiotojai yra susukusi galvą, bet pakalbėkime apie vieną populiariausių kalibrų, tai yra 308 kalibras. Ką galima pasakyti apie būtent šitą Game Hit šovinį, kad kalbant apie šovinius ir šovinių kainas, ar gali būti kokybiškas gamintojas teikiantis palyginti biudžetinės kainos šovinius. Taip, būtent šis sako sprendimas ir šis pasiūlymas yra medžiotojams už pakankamai prieinamą kainą įsigyti su puikia 11,7 gramo kulka, soft pointo kulka, šaudmenį ir jį eksploatuoti medžioklėse. Manau, kad tai būtų visai tinkamas sprendimas medžiojant ir bebrus. Ką aš ir pats išbandysiu. Tik spina dirba neprikaištingai kaip šveicariškas laikrodis. Matai, kaip jie pasidarė tokią prie namo kanalų sistemą apjungė. Čia jau namelis. Čia už mano nugaros matome bebrų surestą namelį, kadangi minkšta žemė urva matyti jiems netinkama suyra, tai yra susirentę namą. Ir matau iš vienos, iš kitos pusės namelio nuošliaužas, o tarkim yra dar viena priemonė. Termovizorius ir galiu pasakyti, kad ypač kai vėsesnis oras mes gerai galim pamatyti namelis gyvenamas ar ne, bet man ir taip akivaizdžiai aišku, kadangi yra iš vienos iš kitos pusės nuošliaužos, nes yra ventiliacinės angos ir jie per jas, sakysim, išeina iš namelio, trobelės namelio šiluma. Kiekštas čirškė, tai kažkas yra neramu, gali būti plėšrūnų. Dabar įsitaisyk, tiesiog ramiai pasėdėsim. Valandėlę kokią.
Medžioklė buvo sėkminga. Ani plauka, ani tauko. Volit, viskas vienoje vietoje.